sugriaut komandą, tai čia per kelias valandas gali per dieną. Lietuvoje mes turim dominuoti, mes turim atakuoti ir tai žmonės žavi. Tu visiems geras nebūsi. Šito dalyko niekas niekada neužmirš. Tai yra daugiau nei klubas. Jau tada tą sakiau ir kaip matau, neklydau. Pro X padėlio lyga. Tempa keliam, ritmas greitėja. Kiekvienas smūgis, sprendimas. Kiekviena klaida, kaina. Kova dėl 10 000 tęsiasi. Gruodžio 12, 17:30 per Info TV ir lnk.lt. Tęsime su Mindaugu šios savaitės įdomiausių rungtynių laukimą, apžvalgą ir kad žinotumėm daugiau, norėjau sakyti, paanalizuokime žaidėjus, matysime rungtynėse, labai dažnu atveju matome arba komanda, kuri besigina, stengiasi kažkaip tai atšaukti tą varžovo stipriąją pusę, arba dėja tam varžovai pavyksta, bet apie Didžiąją Britaniją, kaip suprantu, jau čia buvo iššūkis kažką tai surinkti, bet kokiu atveju žinau, kad nemenkai padirbėjai ieškodamas informacijos, bus įdomu pamatyti, ką atrinkai. Šiaip gal pirmą momentą pabrėžti, kad mes įrašinėjom pirmadienį. Taip. Ir pirmadienį šiandien rungtynės ketvirtadienį, tai informacijos apie Didžiąją Britaniją yra lygiai nulis viešoje erdvėje. Tai FIBOS... Kaip Rimas pasakytų, geriem nereikia, blogiem nepadės. FIBOS puslapį, kad ten apie išplėstinį sąrašą, ar tai tą sutrumpintą sąrašą, ten tuščia vieta, kol kas aš įsivaizduoju, gal jie šiandien susirinks fotosesijas darys, tai geriausiu atveju dieną prieš kažkas atsiras. Bet dar turbūt įdomiau, kai tu nueini į federacijos puslapį, būtent Didžiosios Britanijos, tai ten turbūt tokia viena naujiena, kad užsidarėm, po to naujiena, kad atsidarėm. Ir ten gal Facebook'e galima matyti kažkokių ten savotiškų highlightų ir nuorodą, kad bus rungtynės. Paieškos Facebook'e visur. Kas žais, tai informacija tokia grinai būrimas iš kavos tirščių. Tai užuojauta iš tikrųjų yra Lietuvos rinktinės trenerių štabams. Galbūt informacija iš vidaus kažkokia išeis, nes yra lietuvių, kurie dirba, yra Lions, tikrai lietuvių štabas, kuris galbūt daugiau informacijos kažką paduos. Bet aš taip, žinai, tada reikia, tokia situacija, ką reikia daryti. Reikia jungti logiką turbūt, ir visą tą. Ir aš taip galvoju, kad jie turėtų vis tiek kažką turėtų panašaus, ką turėjo Eurobaskete. Ta sudėtis ir aš daugiau mažiau irgi pasižiūrėjau, perėjau per žaidėjus, kur jie žaidžia, matau, turbūt žiūrovam irgi bus labiausiai įdomu yra, kur tie žaidėjai žaidžia, koks jų lygis. Tai per tą praeisim, kokios jų statistikos, va čia yra gal toks, savotiškas momentėlis yra. Ir bandysim kažkaip, sakau, taip nuspėti tą sudėtį ir tos pavojus Lietuvos krepšinio rinktinės. Tai galbūt tą ir pabandysim padaryti, bet jeigu nepataikysim, tai labai nepykit, nes nelabai yra kaip kitaip čia tą daryti. Tai aš galbūt noriu pradėti nuo gynėjo, kuris dabar yra būtent London Lions pagrindinis žaidėjas, tai Tariq Phillip. Man jis labai gerai žinomas, nes jisai pernai pradėjo sezoną būtent Sopote. Mes turėjom Sopoto Eurocup'e, dar net kažkada anksčiau jisai yra žaidęs ir Bursos Tofašė, kur mes atrolytais irgi turėjom su Rytu prieš jį žaidžiantį. Tai toks fiziškas gynėjas, atletiškas, su geru prasiveržimu, tai galim apie jį kažkiek iš karto ir pasižiūrėti, tai kur didžiausias pavojus. Eurocup'e turi 11 taškų, tai nėra blogas rezultatas, tai manau, kad vienas iš pavojingiausių žaidėjų, jeigu jisai žais, nes dabar kol kas tikrai yra sveikas, kiek žinau. Tai žaidimas 2 prieš 2 ir prasiveržimai. Tai va čia yra tai, ką jisai labiausiai nori daryti. Nuo užtvaros į dešinę ranką, tai ką jau negalima jam atidaryti, tai prasiveržimo, nes ten tikrai išnaudoja puikiai ir kūną. Turi tokios fizinės jėgos, akivaizdu iš karto. Ir žiūrėt, kaip gynėjas įkerta ir dėl ko aš savo, jis yra fiziškas ir atletiškas, tai gali gana nesunkiai krauti kamuolį į krepšį. Tai. Bet čia šitam epizode irgi matė, kad visi nusisukę 5, žiūri į tą kamuolį ir labai gerai išnaudojo tą. Jo, puikiai, bet aš daugiau mažiau, žinai, čia ten klaidos gynyboje, tai čia jau tų klaidų darytojų bėdos, bet turime ne apie žaidėjo profilį, kad norėjau ganai parodyti, kad dėl jo fiziškumo ir atletiškumo. Tai žaidėjas, kuris žaidė ir Eurobaskete, bet 3 rungtynes tik sužaidė, įvyko trauma, tai dabar kol kas sveikas ir žaidžiantis. Tai. Kas yra minusas, tai visą laiką buvo nestabilus metimas ir čia automatiškai gaunasi, kad kai tu nestabilus, tai visi dažniausiai eina per apačią rizikuoja. Tai tos tokios labai per daug, per agresyvios gynybos su juo laikyti nereikėtų. Tai bet iš distancijos susistatęs kojas yra pakankamai tvarkingas metikas. Tai šito dalyko tai reikia žinoti. Tai va, toliau eisim, šiaip neblogą įspūdį paliko irgi žaidėjas, kuris žaidė Eurobaskete, tai Luke Nelson. Toks, sakyčiau, kombo, bet mano matomai gal ir kažkiek tais galės pažaisti ir pirmu.
Tai žaidėjas, kuris žaidžia Vengrijoje. Tai šiaip labai gerai žiūrisi, ką jisai daro, bet Vengrijoje. Tai. Aš po Malik White pasirašymo į Neptūną iš Vengrijos, aš tą lygą labai skeptiškai pradėjau žiūrėti, nes Malik White irgi Vengrijoje atrodė įspūdingai, išvedė komandą į finalą, finale irgi gerai labai atrodė, bet kai atvažiavo, tai atrodo ir mažesnis, ir dalykai, kuriuos darydavo, nepadaro, ir atsirado kita gynyba ir kamuolio nepavaro, tokių, sakau, labai tokia atrodo kaip iškreipto veidrodžio karalystės, man atrodo neatspindinti realybės kartais. Tai dėl to aš irgi tos skaičius kažkiek galėtume padalinti, nes matom ir rezultatyvių perdavimų 4,6, nors šiaip jis labai orientuotas į atakavimą žaidėjas. Ir galvoju, kad žais šitas žaidėjas, nes jisai įdėtas į tą vinjetę, kur kviečia ateiti bilietų pirkti. Tai jeigu jau ten įdėjo, tai tu matomai yra informacijos, kad žais. Tai... Šiaip Eurobaskete, tai iš tikrųjų jisai buvo svarbus žaidėjas, 5 rungtynės, 25 minutės vidutiniškai aikštėje, 5 rezultatyvūs perdavimai, 9,5 taško, neblogai visai. Taip, ir jeigu pažiūrėtumėt pagal tai, kaip jis atrodo Vengrijoje, čia viskas iš Vengrijos lygos, tai tas žaidimas 2 prieš 2, labai toks stiprus sustojimas ir, žiūrėk, koks geras balansas metimų. Matosi, kad tas, jo metimas, džemperis yra jo arkliukas ir jis tą daro. Ir tiek tritaškis metimas, sustojimas. Oho. Gali tokius, sakau, tai žaidėja, kurį reiktų akcentuoti, ant kurio jau reiktų agresyvesnės gynybos. Ir iš užtvarų išėjęs gali mest, tai daugiau vis tiek į taškų rinkimo orientuotas žaidėjas. Prasiveržimai daugiau stipresnis į dešinę ranką yra, bet nėra, kad labai norėtų, nelabai mėgstantis kontaktą, į kairę jau silpniau. Tai aš sakau, jo galbūt nelabai bijau, nežinau, kas pas mus rinktinėje žaisti, mes turim labai nemažą kiekį gerai besiginančių gynėjų, tiek Velička, tiek Sargiūnas, tiek turim Paliukėną, tai tas pats Kristupas Žemaitis gali gintis, tai mes, sakau, tokius, aš galvoju, kad tos gynėjus mes kažkiek tais turėtume išgaudyti, tai aš tokio didesnės bėdos nematau. Nelsonas Eurobaskete šiaip išsimesdavo po 5,5 tritaškio vidurkis, tai irgi akivaizdu, kad mėgsta. Toks daugiau, man kaip antros pozicijos žaidėjų žaidė būtent už rinktinę. Čia gal būtent Vengrijai matom jį kažkiek žaidžiant į žaidėjų, net ir matom tos rezultatyvius perdavimus jo. Tai čia ir iš tie momentai yra pas jį. Ir dar iš gynėjų turbūt reiktų išskirti Adamų, gal nėra pats toks jau dominuojantis žaidėjas, bet kadangi jisai žaidžia London Lions irgi, tai matom, kad vietų yra, tai manau žais. Kairė rankis, toks irgi, sakyčiau, kombo per 2 pozicijas, kažkiek į žaidėjų galintis žaisti, daugiau norintis verštis, sakyčiau, gal kažkiek net į kairę stipriau. Matom, kad Sabonis irgi kažkiek tais jam jau ir kūrybos atiduoda, tai jau tokį likti žaidėją, kurį gal truputėlį bando pakelti kitą lygį, bet vėlgi, kalbant apie metimą, tai nėra stabilus metikas, kurį galima būtų kažkiek parizikuoti, net matom pagal tą jo kamuolio trajektoriją, bet šiaip meta nemažai, tai gali ir pataikyti būtent iš tokios, ko labai nemėgsta, nėra tikras žaidėjas ir jeigu kažkas labai agresyvę gynybą duoda, tai turi problemų. Tai vėlgi čia turėtų, aš manau, Lietuvos rinktinėje didžiulis akcentas turėtų būti agresyvi gynyba, nes iš karto pasipila klaidos. Tai va čia toks, bet aš nemanau, kad tai bus vienas iš vedančių žaidėjų. Tai Carl Vital, krašto puolėjas, 2, 3, sakyčiau, pozicijos žaidėjas, tai Eurocupė 7,2 taškai, žaidžiantis būtent Venecijoje. Tai daugiau užimantis rolės pareigas. Kažkiek distancijoje su statytom kojom gali išmest, nors neatrodo, kad būtų labai toks geras metikas, bet tai yra, ką jis dažniausiai daro Venecijos komandai. Vienas momentas, ką su jo reiktų išskirti, tai žaidėja, kuris daugiau nori veržtis į kairę. Po driblingo metimas, matom, jau nėra pastabiliausias. Ir reikia laiko susidėlioti kojas ir toks, ta technika ne pati geriausia, tai šitoje vietoje nėra stabilus metikas. Bet ką gerai daro, tai prasiveržimas į kairę ranką, nors yra dešinė rankis. Tai žymiai daugiau kartų jo prasiveržimas yra, bet šiaip sakau, žiūri, tai kažko tokio labai įspūdingo nėra, bet nors jisai realiai šiaip yra vienas svarbesnių žaidėjų. Na ir kiek pamenu, tai man atrodo, kad jie sutriuškino šį sezoną negailestingai Neptūną pas save namie, ar ne? Tenai, man atrodo. Venecija taip, jo, jie sutriuškino Neptūną. Tai žinai, toks sakytum, ne tos pačios pozicijos, bet Velička
buvo atvykęs ir ten buvo nušluoti neptūniečiai, bet faktas, čia tiesiog toks. Bet jisai, sakau, jisai pagalbinis žaidėjas yra Venecijoje groja visai kiti žaidėjai pirminiais smuikais. Britų rinktiniai jo vaidmuo visai svarbus irgi 25 minutės, apskritai Eurobaskete toks 4 žaidėjai po 25 ir daugiau žaidė, tai Vitlas yra vienas iš jų, bet taškeliais 5,5, tai toks. O aš sakau, einu daugiau per visus žaidėjus, daugiau mažiau, kad tai. Čia atradimas buvo Eurobasketo, tai aš manau, čia žaidėjas, kuris tikrai paliko neblogą įspūdį, tai Jebau. Žaidžia dabar Trabzonspore, būtent Turkijos aukščiausioje lygoje. 8 taškus turi, 4 kamuoliai, gana toks fiziškas, trečios pozicijos 4 žaidėjas su labai geru metimu. Tai vienas dalykas, ką aš iš karto išskyriau ir pažymėjau, tai yra 46% tritaškių pataikymas Turkijos aukščiausioje lygoje. Tai yra įspūdingi skaičiai ir ką jau reiktų su jo iš tikrųjų sugaudyti, tai jo tritaškį metimą, kuris po pagavimo tai yra labai aukštos klasės. Šie susistato, greit išmeta, tai čia jau gerai metantis žaidėjas. Ir turi tokį stiprų kūną, nebijo eiti į kontaktą, galbūt nėra pats geriausias kamuolio valdytojas, bet prasiveržimą gali turėti. Bet jeigu jiem reikia daryti daugiau negu vieną driblingą, tai jau čia yra jau pas jį minusas. Pagrindai yra, kas yra, tai tritaškiai metimai. Ir aišku, kovo dėl puolimo kamuolių. Fiziškas žaidėjas. Bet čia, manau, žaidėja, kurį reiktų išskirti ir manau, pagal statistiką turbūt matai, kad būtent Eurobaskete tai jisai buvo vienas iš vedančių žaidėjų. Taip, antras, sakykime, pagal naudingumą ir pagal taškus irgi antras. Tai, pagal naudingumą jis buvo naudingiausias apskritai žaidėjas. 11 taškų, 13 naudingumo Eurobaskete, tritaškiai tik tai pasižiūrėjau, šiaip išmesdavo po 6 tritaškius net vidutiniškai. Tai čia šiaip metimas, aš ta jau skirtinė dalis, kur. Ir atkovoti kamuoliai 5, tai irgi sakytum toks, ar ne, netradicinis žaidėjo tipas, kai ir tritaškių išmeta po 6, bet ir reboundų panašiai. Tai ir Turkijos lygoje virš 4 kamuolių turi, tai toksai, pavojingas žaidėjas. Šitą žaidėją tokį, aš manau, kad jisai turbūt, jeigu jisai atvažiuos, tai jisai bus starto 5 žaidėjas. Čia mums gerai žinomas, aišku, dar įdėjau šitą nuotrauką, nes mes turim ir pavadinimą labai jau kažkur žinoma, net komanda, man atrodo, vadinasi, Betson, tai matom ir Graikijoje Betson. Taip, tai čia labai didelė kompanija. Tai žaidė būtent Milesas Hesnas, kuris žaidė Neptūne, mes jį puikiai gerai žinom, dabar jisai žaidžia Graikijos aukščiausioje lygoje. Tai nėra Mykonos komanda, nėra patinai vedanti apie vidurį komandą. Tai ką turi, aišku, tą pasitikėjimą savim ir tritaškis metimas, kurį meta naglai, nors tikrai nėra pats stabiliausias metikas. Čia turbūt dar iš tikrųjų reikia mums pasidžiaugti vienu dalyku, tai čia video medžiaga iš Graikijos, kad turim... Salėm mums reiktų pasidžiaugti. Ir salėm, ir video transliacijom gal reiktų pasidžiaugti, nes turbūt kad LKL'as iš tokio kampo filmuotų, tai čia būtų tragedija Lietuvoje, ne? Atrodo, nacionaliniai krepšinio lygoje geresnės salės. Ir žaidėjas, žiūrėkit, net iš kadro. Graikijos vidutinio. Realiai žaidėjas po pikiam bėga iš kadro. Tai kiek mes pažengė į priekį. Tai čia reikia iš tikrųjų pasidžiaugti. Čia turbūt ir linkėjimai Milašiui, nes Milašius labai jisai didžiuojasi savo transliacijom, tai reikia pagirti Milašiui, nes Hesonas matom, jau neišėjęs iš kadro. Bet metimas nestabilus, bet daugiau vis tiek jis tas pick and pop žaidėjas. Žaidėjas, kuris labai mėgsta kontaktą, aš sakyčiau labai nešvarus žaidėjas. Daug tokių, broko, ko negalima leisti, tai aišku, tos dešinės rankos prasiveržimo, čia Kulboka, kaip eilinį kartą labai minkštai sustovėjo. Tai daug pagazina ir vėl matom, čia tas žaidimas toksai, kurio jisai mėgsta, jisai eina, nors nėra labai greitas, bet laikai kontaktą, provokuoja pražangas, apeliuoja teisėjams. Mėgsta stumdytis, pacentruoti, nori, labai kontaktą mėgstantis žaidėjas ir šiaip svarbus, jis veteranas, jis kapitonas pastoviai būdavo, Britų rinktinės gal ir dabar bus, tai tokia labai figūra vedanti. Ir esminis momentas, ką labai gerai daro, reikia labai būti atsargiam, eina labai agresyviai perimt kamuolius, aiškiai ties baudos riba, lupa eina su rankom, labai naudoja rankas. Tai čia irgi matom, agresyviai išluptas kamuolys čia prieš Panathinaiko žaidėją Mitoglų. Čia pažiūrėkit irgi prieš Kulboką, kaip agresyviai einama, bandoma visą laiką ir turi daug tų išmušimų.
Tai va čia, sakau, toks pagrindinis momentas. Ir šiaip čempionate turėjo gana gerą statistiką. 12 naudingumas, 15 taškų, pagal taškus pirmas Britų žaidėjas. Tikrai bus įdomu. Ir einam prie priekinės linijos tada. Ir žaidėjas, kuris buvo sudėtyje, bet nežaidė dėl traumos. Aš sakyčiau, ryškiausia šiai dienai žvaigždė iš tų, kas gali atvažiuoti. Tai jų, realiai, jeigu jis atvažiuos, tikrai bus pagrindinis centro puolėjas, žaidžiantis Turkijos aukščiausioje lygoje, Mersino komandoje, Gabriel Olaseni. Ir 8,4 taško, 7,2 kamulio, tai visiškai dominuojantis centro puolėjas Turkijos lygoje. Tai jeigu jis atvažiuos, tai čia tokia, bus didžiulė paspirtis priekinė linija. Tai įdomi būtų jo ir Mareko akistata. Gudaitis dar irgi, sakyčiau, toks, irgi kandidatas. Bet esmė, kad, tai tipinis centro puolėjas, daug žaidžiantis 2 prieš 2. Tai kažkiek vežinį matom tas iš tikrųjų fiziškumas, atletiškumas, rankų ilgis. Tai žaidėjas, gal net, sakyčiau, potencialiai turintis šansų į Eurolygą. Ką aš mačiau, tai pagrindė, aišku, 2 prieš 2. Prakirtimai į plotą ir ko negalima, aišku, užsileisti tokio fiziško žaidėjo prieš save, nes moka ir centruoti, tai išnaudoja savo ūgį ir persvarą. Ir prie tų išsikeitimų, aišku, jau čia labai, su juo bus labai pavojinga, jeigu jisai žais. Tai ryškiai dominuojantis po krepšių centro puolėjas, tai išskirtinis. Matom specialiai žaižiamus užtvaros, kad jisai galėtų kažkiek pacentruoti. Ir kažkokį net ir vidutinį metimą savotišką turi. Žinai, kai taip pasižiūri, tas iškarpas, stipriasias pusės, tai... Yra kam žaisti, nėra, kad taip jau žaisti komandai. 30 užmėsim, nežinau. Klausimas yra pagrindinis, kas atvažiuos ir kiek jų ten žais, nes, kai tu neturi sąrašo, tai čia būrimas iš kavos tirščių toks gaunasi, bet, aš galvoju, vis tiek jie nelabai turi ką daugiau pasiūlyti. Tai... Ir tada, jeigu atvažiuoja pagrindinis centro puolėjas, tada Belo eis turbūt į antro planą, nes šiaip čempionate tai buvo pagrindinis jų centro puolėjas ir jis irgi žaidžia būtent Vengrijoje, tai 11 taškų, 5 kamuoliai, Vengrijos aukščiausioje lygoje, bet toks man visai įdomiai besižiūrintis žaidėjas, bet profilis labai panašus. 2 prieš 2 centras, po užtvarų, leidžiasi beveik visą laiką. Irgi turi to pakankamai fiziškumo, atletiškumo, kad po krepšių dominuotų. Ir dėjimais, tai toks, šiaip dydžiai geri. Tik ką jis gali, galbūt tą vidutinį metimą, dar jeigu tokį paliksi, tai gali pataikyti. Nėra labai stabilus, bet laisvo irgi palikti negali. Ir kažkiek tai centruoti gali, nors nėra pats geriausias centruotojas, bet matom ir tų judesių turi. Tai ta kažkokia mokykla yra praėjęs. Bet, sakau, žinant mūsų aukšto ūgius, tai aš nematyčiau problemos 1 prieš jį, tiek su Mareku, tiek su Gudaičiu. Ir puolime atkovoti kamuoliai. Tai va, o paskutinis žaidėjas, tai irgi centro puolėjas, kuris žaidžia Graikijos aukščiausioje lygoje, bet ten iš tikrųjų rolės minutės, bet irgi toks, gal tada šitas tai iš viso toks pick and roll žaidėjas, tai nelabai centravimo pas jį yra, prie 2 prieš 2 nusileidimai. Bet aš galvoju, jeigu atvažiuos tiek Belo, tiek Odijas, tai jie nemanau, kad jis žais. Tai čia daugiau mažiau apie jų komandą. Tai ką dar reiktų vieną žaidėją paminėti, bet aš manau, kad jo greičiausiai nebus, tai Quinn Ellis, kuris perėjo pernai iš Trento ir jo Eurobaskete nebuvo, jisai dabar žaidžia Milane ir jaunas žaidėjas, kuris daro labai didžiulę pažangą. Tai jeigu, aš tai skaičiau grandis, kurios jam labiausiai trūksta į žaidėjas, tai tą žaidėjo grandį galėtų iš tikrųjų užpildyti, bet Milanas žaidžia trečiadienį Eurolygą ir gaunasi, kad ketvirtadienį jau žaidžia rinktinė. Plius žinom, kad Milanas turi daug problemų ir aš abejoju, ar Milanas išleis žaidėją iš savo sudėties Eurolygos rungtynėse, tai aš manau, kad jisai turėtų žaisti Eurolygą. Tai aš labai skeptiškai jisai galėtų atvažiuoti. Tai čia toksai vienintelis gal žaidėjas, kuris dar tikrai aukšto lygio būtų. Kaip tu galvoji, tarkim, ar tave nustebinto apylygė kova su Britais? Vis dėlto Britai žaidžia namuose. Ko tu tikiesi iš tų rungtynių ketvirtadienį? Aš tikiuosi tokio dalyko, ką mes matydavom per langus, rinktinės kadangi pagal sudėtį, kurią turi, tai bus spaudžiama visą per visą aikštelę. Britai su gynėjais turi problemų.
manau, bus išmušama iš derinių, bus perimti kamuoliai, manau, matysim nemažai taškų greitam puolime, aš galvoju per tą fiziškumą, agresyvumą, manau, Lietuva nusilauš tas rungtynės, man toksai šviečiasi kažkoks scenarijus. O dabar gal biškai nukrypt nuo temos. Na. Galim nukrypt, ne? Taip, žinau, čia visiškai improvizuojama. Toli labai, aišku, kelsimės už Atlantą. Gerai. Bet jeigu kažkokia sąsaja su tuo, ką mes šiandien šnekėjom, tai vis dėlto tai atranka į pasaulio čempionatą, ne? Taip. Ir žaidėjai, apie kuriuos šnekėsim potencialiai tam čempionate vis dėlto galės žaisti, nes jie bus europiečiai. Bet dalykas, ką aš pamačiau... Loldengas grįžta, ne? Ne, tai nesusiję visiškai su Didžiąja Britanija. Okay. Bet aš nežinojau, kada parodysiu, gal šį kartą, bet turbūt nieks to nesitikėjo, ypač aš nesitikėjau. Bet jeigu pažiūrėtume dabar, žaidžia Denver Nuggets prieš Houston Rockets. Ir čia mes turim Nikolą Jokičių. Ir čia mes turim aikštelį Joną Valančiūną. Mes turim 2 centro puolėjus vienu metu aikštelį. Kas yra labai netikėta, ne? Taip. Dar labiau netikėta, kad mes turim greitam puolime Jokičių su kamuoliu. Ir atbėgantį Valančiūną. Gerai. Ir dar mes turim labiau netikėtą dalyką, kad Nikola Jokičius žaidžia 2 prieš 2 su Jonu Valančiūnu. Nu čia įkiša jau aišku. Ir dar labiau Jokičius eina, keičiasi Jokičius, trenkia trajeką, Jokičius įmeta trajeką. Kas nors galėtumėt patikėti, kad Nikola Jokičius su Jonu Valančiūnu sužais greitam puolime 2 prieš 2 ir Jokičius mes 3 taškai. Tikrai ne, bet matai, turim vaizdinio įrodymo, jau čia nieko nepasakysi. Tai o čia tai kažkas tai tokio. Aš šitas rungtynes teko matyti. Iš tikrųjų, įdomiausiai buvo tai žiūrėti, iš tikrųjų, nes Houston Rockets yra Šengūnas. Ir tas panašumas Jokičius su Šengūnu yra įspūdingas. Aš manau, kad tikrai Jokičius palikęs būtent krepšinės, baigęs karjerą, tai Šengūnas užims jo tą, nes labai profilis, ką daro, kaip žaidžia, tai net gal savotiškai kopijuoja. Ir jautėsi tokia, vieną prieš kitą noras įrodyti, net ir Jokičius toks susijėmęs buvo, nes jau žinau, kad čia jau toks, tai sakau, labai įdomiai. Ir dar jeigu vieną leistum. Gerai. Tai... Sakau, čia apie, šiaip atkreipiu dėmesį, Nikola Jokičius. Nustebino vis tiek, tikriausiai, aišku, tas, kaip sako, assist killer, ne, sugadino assistą, bet, pažiūrėk, pamatė tokiu momentu, atbulo ranka, įspūdingi dalykai, tai įspūdingi tikrai. Tai. Sakai, čia nuo temos, bet čia gal kokį reelsą galės.